F-Pro LFF taurės pusfinalis. Telšių Džiugas prieš Kauno rajono Hegelman. Du svarbiausi vakarai liko LFF taurėje. Vienas iš tų vakarų šiandien, kitas rugsėjo 29-ąją. Starte rungtyniauja Maiklas Tuikas. Šis duetas dažnai rotuojasi tarpusavyje. Čia Marius Paukštė ir pirmoji galimybė svečiams. Jeigu jie yra registruoti rungtynėms, tai yra tikrai ne faktas, jog jie gali žaisti. Marius Paukštė ne pirmą kartą šiandien jau darbuojasi. Kampinis ir 1-0. Styvas Kingė atsidūręs baudos aikštelėje. Kaip čia nutiko, jog vidurio gynėjas turi daug laisvės ir muša įvartį po standarto, bet net ne galva. Toks yra Džiugo tvarkaraštis. Čia Davidas Brazao, yra šansas mušti įvartį Džiugui. Lazaras Kojičius išrašė juvelyrinį perdamą Popesku ankstesnėme mače. Dabar vėlgi po Kojičiaus perdamo Popesku. Pikovskis. 5 rezultatyvūs perdamai jo lygoje. Meinardas Mikulėnas, Davidas Brazao ir Vilius Armalas. Klaidino Kojičių, Laifas Estevizos ir Arijus Bražinskas. Galima sieti su prastėjusios komandos rezultatus ir su Mariaus Paukštės iškritimu. Dabar jau aišku vartininkas sugrįžęs, bet komanda nepagauna tos geros bangos. Dar kartelį. Jau prieš Domingošą beje ir buvo prasižengta. Apsigina Nordanusas. Nordanusas ir į Arijų Bražinską. Vareika kerta į baudos aikštelę ir stebi, kaip atlikinėja perdamus komandos draugai. Čia smūgis, Bošnekas 2-0 ir vėlgi Džiugas subyra baudos aikštelėje. Dabar jau iš žaidimo Hegelman suranda smūgį. Denisas Bošnekas ir ataką Yamada paruošęs leisti aikštę. Dar mačiau, antras žaidėjas pasirodys aikštė. Davidas Brazao kertasi kamuolį ir Kojičius stumtelėtas. Domantas Antanavičius, akis už akį, dantis už dantį. Nino Nordanusas, yra galimybė jam! Kelio į tas pergalės reikės ieškoti. Girotaka Yamada yra griaunamas baudos aikštelėje ir čia gali būti įdomus įvykių pokrypis. Donatas Šimėnas fiksuoja 11 metrų baudinį. VAR šiose rungtynėse nėra, tada maksimalus susikaupimas. Arijus Bražinskas. Ir Nordanusas galiausiai vis tiek pramuša, bet čia džiaugsmas greitai baigėsi. 11 metrų baudinį reikės pakartoti. Čia rodo Lukui Ankudino už kalbas ir už aistras. Sulaikė kvapą visi, bet Nino Nordanusas užtikrintai. Bražinskas į tą patį kampą, bet Nino, ir smūgis į kitą kampą ir, toks nepažemė bandymas. Nordanusas rodo, šaltakraujiškumą. Pikovskiui čia yra galimybė galvoti, ką nuveikti ir Donatas Šimėnas atsiprašo Luko Ankudinovo, Domantas Antanavičius ant vejos, Žiokimas Domingošas gauna geltoną kortelę ir Donatas Šimėnas skelbė, jog Kauno rajono Hegelman yra viena iš finalo dalyvė. Ta pergalė tikrai nėra lengva, bet ji, manau, Hegelman komandai yra labai saldi ir tą atspindi tos šypsenos